Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Ketvirta pamoka. Pirmo ketvirto kurso studentams. Socialinių tinklų naudojimas. Skaitmeninė erdvė šiandien yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Čia bendraujame, dalinamės įspūdžiais, ieškome informacijos, bendradarbiaujame studijų ir projektų aplinkose. Tačiau kartu tai aplinka, kurioje slypi ir iššūkių. Netinkamas elgesys, per didelis atvirumas ar neapgalvoti sprendimai gali turėti pasekmių ne tik virtualiame, bet ir realiame akademinėme bei profesinėme pasaulyje. Šios temos aktualumas ypač ryškus studentams, kurie socialinius tinklus naudoja kasdien ir jungia asmeninį bei studijų gyvenimą. Kiekvienas įrašas, nuotrauka ar komentaras tampa mūsų skaitmeninės tapatybės dalimi. Todėl vis svarbiau išmokti apgalvoti, ką ir kodėl dalinamės, kaip bendraujame ir kaip saugome save bei komandas nuo galimų pavojų. Pamokoje pažvelgsime į tai, kaip mūsų elgesys internete susijęs su pagarba kitiems ir atsakomybė už savo pasirinkimus. Tai nėra tik asmeninis klausimas. Nuo mūsų veiksmų priklauso, kokia bus virtuali universiteto bendruomenė, grupiniai kanalai ir projektų erdvės. Taigi kalbėsime apie bendras taisyklės, kurios padeda sukurti saugią ir draugišką aplinką visiems. Ši pamoka parengta kaip kelionė su kelrodėmis gairėmis. Pirmiausia, susipažinsime su dalymosi ypatumais, vėliau panagrinėsime privatumo nustatymus ir jų reikšmę. O galiausiai aptarsime reakcijas į rizikingas ar nemalonias situacijas. Kiekviena dalis kvies ne tik atlikti veiklas, bet ir stabtelėti apmąstymams, kuriuos vėliau galėsime aptarti kartu. Svarbiausia, ši kelionė nėra skirta ieškoti vieno teisingo atsakymo. Jis skirta suprasti, kad mūsų pasirinkimai internete nėra atsitiktiniai, o formuoja tiek mūsų asmeninę, tiek bendruomeninę akademinę aplinką.
Todėl pamokos pabaigoje refleksija taps galimybė susijęti viską į visumą ir atrasti gaires, kurios padeda būti ne tik aktyviu, bet ir atsakingu skaitmeninės erdvės dalyviu. Ši tema aktuali studentams, nes jų kasdienybė glaudžiai susijusi su skaitmenine erdve, socialiniais tinklais, žinutėmis ir įvairiomis bendruomenėmis studijų aplinkoje. Atsakingas elgesys internete padeda išvengti nesusipratimų, apsaugo privatumą ir formuoja brandžią skaitmeninę tapatybę. Be to, ugdomi įgūdžiai bus reikalingi ne tik šiandien, bet ir ateityje. Praktikoje, darbe, viešoje komunikacijoje. Universitete ši tema svarbi kaip priemonė padėti ugdyti sąmoningumą. Jis suteikia galimybę atpažinti pavojus, apie kuriuos kartais net nesusimastome. Pamokos diskusijos taip pat tampa galimybę stiprinti tarpusavio ryšį komandinėse veiklose. Tai gali kurti atviresnę ir saugesnę mokymosi aplinką tiek auditorijoje, tiek virtualiuose kanaluose. Ši tema kviečia sustoti ir pažvelgti į mūsų santykį su skaitmenine erdve. Ji primena, kad kiekvienas pasirinkimas palieka pėdsaką ir formuoja aplinką, kurioje veikiame. Tai proga apmąstyti, kokias kryptis pasirenkame šiandien ir kokias pasekmes jos gali turėti rytoj. Pamokos pabaigoje galima pagalvoti, kokias situacijas internete šiandien pamatėme ir kaip jos atspindi mūsų kasdienius pasirinkimus. Verta aptarti, ar dalintis tam tikrą informaciją visuomet būtina, ar kartais geriau jos pasilikti sau. Tokia refleksija padeda atpažinti ribas tarp saugumo ir atvirumo. Ši pamoka kviečia į saugią tyrinėjimo kelionę. Pamatysime, kodėl socialiniuose tinkluose verta dalintis atsakingai. Į istoriją mus palydės dėstytoja. Ji nubrėš tyrinėjimo tikslą ir primins, kad smalsumą visada lydi pagarba ir privatumas. Keliaudami po skirtingas erdves, pamatysime bendruomenes ir forumus, kuriuos reikia geriau panagrinėti ir apžvelgti, kiek saugu ten dalintis informacija. Kita užduotis skirta patyrinėti, kokie yra privatumo nustatymai ir kaip jais geriausia naudotis pačiam asmeniui. Apsilankysime saugumo stotelėje, kurioje apie tai gausite daugiau informacijos. Čia bus proga apmąstyti, kodėl pirmiausia svarbu pasirūpinti savo sauga skaitmeninėje erdvėje. Ši dalis padeda susijęti teoriją su praktika. Privatumo nustatymai nėra paslaptis, o mūsų pačių valdomi jungikliai. Tai skatina apsvarstyti, kaip privatumo nustatymai prisideda prie mūsų saugumo. Galima pasidalinti mintimis, kokius nustatymus naudojame ir ar jie iš tiesų atitinka mūsų poreikius. Šis pokalbis padeda suprasti, kad technologiniai įrankiai veikia tik tada, kai sąmoningai juos valdome.
Vėliau sužinosime, ką daryti, jei pokalbis internete sukelia nerimą ar baimę. Taip pat atkreipsime dėmesį į tai, kokia informacija žmonės dalinasi socialiniuose tinkluose ir spręsime užduotis. Ši tema skatina apmastyti, kodėl neverta viskuo dalintis internete. Nagrinėsime, ką reiškia būti atsakingu už savo skaitmeninius pasirinkimus ir kaip kurti draugišką interneto bendruomenę. Kita užduotis kviečia susidurti su skirtingomis nuotraukomis ir išnagrinėti jų metaduomenis. Kviečiame apmastyti, kada metaduomenys gali padėti patikrinti vaizdo autentiškumą ir kada jie kelia grėsmę privatumui. Šioje pamokoje skiriame dėmesio tam, kaip elgesys internete priklauso nuo mūsų pasirinkimų. Šiuos pasirinkimus galėsite aptarti su dėstytoja ir kolegomis, svarstydami, kaip jie padeda kurti saugesnę skaitmeninę aplinką. Verta apmastyti, kaip elgiamės susidūrę su nemaloniomis ar įtartinomis situacijomis internete. Tai skatina aptarti, kurie veiksmai atrodo efektyviausi ir kodėl. Tokios gairės tampa praktiniu žemėlapiu, kuris padeda jaustis užtikrinčiau skaitmeninėje aplinkoje. Praktinė dalis ragina įgyti ir palaikyti kasdienius saugumo įgūdžius. Maži veiksmai kasdien virsta patikimais įpročiais. Grupėse diskusijos ir bandymai suteikia galimybę išmėginti sprendimus realiomis situacijomis. Galutinis tikslas, kad atsakingas elgesys taptų natūraliu pasirinkimu, o ne vienkartinė pamokos veikla. Pamokos pabaigoje susiejami atlikti uždaviniai ir išryškinamos pagrindinės įžvalgos. Aptarimas padeda įvardinti, kurios praktikos pasiteisino, o kurios reikalauja korekcijų, ir įtvirtinti bendras grupės taisyklės. Tokiu būdu refleksija veikia kaip orientyras tolimesniam mokymuisi ir sprendimų priėmimui. Projektas Kibernetinis saugumas su Minecraft. Projektui įgyvendinti skirta 50 525 eurai 18 centų suma, kurią sudaro 2021–2027 metų ES skaitmeninės Europos programos lėšos 25 262 eurai ir 59 centai ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos
25 262 eurai ir 59 centai. Atsisiųsti pamokų paketą galima nurodytoje svetainėje.